Jėgus duetas. Ir pats pagrindinis važiavimas, patys eikliausi žirgai, patekę į kovą po pergalių prieš tai vykusiuose važiavimuose. Na ir matau dėja tik tai ketvirtą. Didysis žiemos prizas, vertė 7000 litų. Ir kasgi pretendentai? Velnio nuotaka ir Kazys Trota, Sakalas ir Stasys Kerys, Verdžio opera ir Kastytis Trota, bei Portas ir Algimantas Pamarnackas. Kodėlgi, ponia Jozai, tiek mažai dalyvių liko dėl paties prestižiškiausių prizo? Na, greičiausiai iki pat paskutinės minutės visiškai neaišku, dėl kokių priežasčių netvyko 4 kiti žirgai. Galbūt tai sukliūdė kažkokios tai techninės kliūtis. Tikrai teisėjų kolegija neturi jokios informacijos apie žirgų nedalyvavimą būtent finalinėje dalyje. Na, priekyje Stasys Kerys su savo rekordininku Sakalu ir visai greta ir Kazys Trotas su velnio nuotaka. Na ir kągi, paskutiniai metrai lemia, kasgi iškovos pirmąją vietą. Ir vėl greičiausias Kazys Trota. Prieš porą metų šis duetas buvo greičiausias sartų lenktynėse, šiemet taip pat.